Viena maža, iš pažiūros nekalta klaida perkant ETF fondus per 20 metų gali kainuoti net 30 000 eurų. Ir blogiausia tai, kad dauguma šią klaidą daro visiškai to nesuvokdami. Šiandien pasidalinsiu 10 pamokų, kurias išmokau pradėjusi investuoti savarankiškai, kad tau netektų už jas susimokėti. Sveiki, aš Auksė. Be tolimesnių įžangų iškart pradėsiu nuo paties pagrindo tiems, kas dar nežino, kas išvis yra tas ETF ir kodėl mes jam kartais priskiriame absoliutaus saugumo etiketę. Kai pradėjau investuoti, iki galo nesupratau, kas išties yra tas fondas. Maniau, kad bet koks ETF yra savaime saugus, vien todėl, kad jame yra daug įmonių. Geriausia tai suprasti per paprastą palyginimą. Investuoti į pavienę įmonę yra tas pats, kas nusipirkti vieną mažą žvejybinę valtį. Jei prakiuro dugnas, tavo investicija skęsta. Tuo tarpu plačiai išskaidytas ETF fondas yra tarsi viso krovininio laivyno įsigijimas. Jei vienas laivas sugenda, kiti 100 laivų vis tiek plaukia toliau ir atneša pelną. Tačiau čia aš pati mąsčiau klaidingai. Galvojau, kad pats žodis ETF jau savaime garantuoja saugumą, bet ETF tai yra pakuotė, tarsi krepšelis. Gali nusipirkti didžiulį laivyną, kuris plaukia tiesiai į audrą, jei pasirinksi fondą sukoncentruotą tik į vieną siaurą ir rizikingą sektorių. ETF gali būti patys įvairiausi ir apimti ne tik akcijas, bet ir obligacijas, tauriuosius metalus, nekilnojamą turtą ar net kriptovaliutas. Būtina pasidomėti, ką išties perki, o ne tik pasikliauti skambiu pavadinimu. Kai tai supranti, kad ETF nėra stebuklingas skydas, gali susidurti su kita, klastingesnė pagunda. Juk jei pačiam sunku atsirinkti saugius laivynus, atsiranda noras tiesiog nukopijuoti tai, ką daro kiti. Prisipažinsiu, pati pradžioje ne visai sąmoningai, bet kopijavau kitus investuotojus. Pats kopijavimas iš esmės nėra blogas dalykas, juk mokytis iš patyrusių yra velniškai gudru. Tačiau didžiausia bėda ta, kad pradžioje itin sunku suprasti, ką tie žmonės daro ir kodėl. Tu nematai bendro paveikslo. Tas aklas atkartojimas man kainavo išties daugiau, nei norėčiau pripažinti. Minėtų klaidų dariau ne vieną ir jei norėsi apie tai išgirsti plačiau, joms esu skyrusi atskirą epizodą, kurio nuorodą rasi komentare. Taigi, kiekvieną pamatytą strategiją privalai praleisti per savo asmeninę prizmę, nes tavo finansinė situacija ir rizikos tolerancija yra visiškai unikali. Bet kas iš to, jei tik stebėsi kitus ir tik mokysies teoriją. Reikia praktikos, o ji atsiras tik pradėjus daryti pirmosius žingsnius. Jei dar tik galvoju, kur pradėti, aš asmeniškai naudoju Freedom24. Platforma yra lietuvių kalba, labai paprastai valdoma ir turinti virš 1 milijono priemonių. Akcijos, ETF, obligacijos, opcionai ir ateities sandoriai. Aišku, tau tiek jų vargu ar reikės, tad labai kviečiu pasinaudoti registracijos nuorodą, kurią dabar matai ekrane, QR kodo pavidalu. Nuorodą paliksiu ir komentare. Juk kur kas smagiau dalyvauti žaidime, o nesėdėti ant suoliuko ir tik stebėti. Tačiau, net ir atsidarius sąskaitą bei nusprendus nebekopijuoti kitų, atsiranda naujas spąstas, kaip savarankiškai išsirinkti fondą. Dažniausiai akys krypsta ten, kur skaičiai šviečia žaliausiai. Pirmas instinktas būna ieškoti to, kas labiausiai augo praeityje. Kaip pavyzdį, čia parodysiu ARK Innovation fondą, kuris buvo tikra žvaigždė. Savo geriausiais laikais jis per nepilnus metus pakilo net 300%. Tačiau tai buvo laikina. Kol S&P 500 indeksas per pastaruosius 5 metus fiksavo beveik 70% grąžą, ARK prarado beveik 40% savo vertės. Šis fondas statė už agresyves vizijas. Ši situacija yra tiesiog geras priminimas, kad fondai paremti itin agresyviomis idėjomis ne visada sugeba išlaikyti savo vertę ir pateisinti lūkesčius ilguoju laikotarpiu. Praeities rezultatai niekada negarantuoja ateities grąžos. Beje, jei dabar pagauni save galvojant, kad ir tu kažkada buvai susigundęs tais įspūdingais praeities procentais ir ieškojai pačio pelningiausio laivo, paspausk prenumeratos mygtuką. Taip kartu mokysimės vertinti ilgalaikę perspektyvą ir nustosime sprendimus priimti vien remdamiesi tuo, kas geriausiai atrodė vakar. O kol mes žiūrime į tuos praeityje
užaugusius procentus, mūsų pinigus palengva, bet užtikrintai tirpdo dalykas, apie kurį retas pagalvoja. Renkantis geriausiai atrodančius fondus labai lengva nepastebėti vienos mažos dalelės, kuri sumažina milžinišką tavo pelno dalį. Tai fondo valdymo mokesčiai. Aš pati pradžioje nesuvokiau mokesčių svorių, o jie metams bėgant atima neįtikėtiną uždarbio dalį. Palyginsiu pigų fondą, kurio mokestis yra 0,03%, su aktyviai valdomais 1 ir 2 procentų fondais. Pigiajam variantui pasirinkau SPIL. Tai fondas sekantis S&P 500 indeksą ir atspindintis 500 didžiausių JAV įmonių bendrą būklę. Tik pabrėšiu, jį čia naudoju tik kaip pavyzdį, tai nėra rekomendacija. Tarkime, investuojame nuo nulio po 200 eurų kas mėnesį 20 metų, skaičiuojant 10 procentų metinę grąžą. Skirtumai šokiruojantis. Pasirinkus pigų fondą mokesčiams per 20 metų atiduosi vos 514 eurų. Su 1 procento fondu atiduosi jau virš 16 000 eurų. O brangus 2 procentų fondas iš tavo pelno atims net 30 000 eurų. Tai ir yra ta maža, iš pažiūros nekalta klaida, apie kurią užsiminiau pačioje šio epizodo pradžioje. Būtent čia, paprasčiausiame mokesčių ignoravime, ir slypi tie prarasti 30 000 eurų. Fondo aptarnavimo mokestis yra vienas svarbiausių kriterijų, bet tikrai ne vienintelis. Renkantis ETF taip pat atsižvelgiu į jo dydį, ar jis išmoka dividendus ir kokia yra jo reali strategija. Nes toli gražu ne visi fondai pasyviai seka indeksus. Supratus, kiek daug ilgainiui kainuoja mokesčiai, gali kilti noras apsisaugoti nuo visų įmanomų rizikų ir prisikrauti į portfelį pačių įvairiausių aktyvų. Tačiau čia mes patenkame į kitą kraštutinumą. Pačioje pradžioje aš prisipirkau daug aktyvų manydama, kad skaidau riziką. Jaučiausi kaip mažas vaikas atėjęs į milžinišką saldainių parduotuvę, kur norėjosi ir to, ir ano, o išties aš tiesiog prisipirkau fondų, kurie tik stabdė bendrą portfelio augimą. Didinau riziką, o ne ją mažinau. Be to, perkant daug aktyvų lengva pasimesti ir tai tampa tarsi antrų darbų. Aš esu už pasyvų investavimą, kur pinigai dirba man, o ne atvirkščiai. Kaip ir inžinieriai. Sakoma, kad vieni geriausių inžinierių yra didžiausi tinginiai, nes jie iš tingumo sugalvoja genialius sprendimus. Tad per didelis išsibarstymas smarkiai apsunkina portfelio valdymą ir sukuria tik saugumo iliuziją. Tačiau net ir sąmoningai apribojus savo norus ir pasirinkus vos vieną ar kelis fondus, laukia kitas spąstas. Gali susidurti su situacija, kai tavo portfelyje po skirtingais pavadinimais slepiasi tos pačios įmonės. Paimkime vieną didžiausių klaidų, kai investuojama ir į minėtą S&P 500 ir į viso pasaulio ETF fondą. Atidarius Just ETF puslapį ir pažvelgus įdėmiau, matosi, kad nors iš pirmo žvilgsnio tai skirtingi regionai, abiejų fondų dešimtuke karaliauja tos pačios technologijų milžinės. Vien tokiose įmonėse kaip Apple, Microsoft ir Nvidia pasaulio fondas laiko beveik 24 procentus viso turto, o S&P 500 fondas net virš 38 procentų. Viso pasaulio fonde vien Amerika užima beveik 60 procentų ir abu fondai daugiausiai akcijų turim tame pačiame technologijų sektoriuje. Tad prieš perkant naują fondą visada geriausia pasitikrinti jo sudėtį, kad be reikalo nepirktum to paties kelis kartus. Tam man padeda minėtas Just ETF puslapis. O jei nežinai, kaip naudotis šiuo puslapiu, ekrano viršuje ir aprašyme palieku nuorodą į epizodą, kur rodau, kokius fondus naudoti, kad susirasčiau savo tinkamą ETF. Susitvarkius šios techninius dubliavimosi niuansus, gali atrodyti, kad portfelis jau tobulas, bet tikrasis išbandymas prasideda tada, kai įsikiša emocijos ir prasideda realūs pinigų svyravimai. Niekada nepamiršiu savo emocijų matant raudonojantį portfelį, kol sumos mažos, perpus nukritusi vertė gali būti toleruotina. Įsivaizduok 100 000 portfelį, kuriam nukritus lieki su pusė jo. Tai visai kitas skausmas. Pagalvok, ką tie 50 000 eurų minuso išties reiškia. Jei tavo atlyginimas yra apie 1500 eurų į rankas, tai reikėtų dirbti beveik 3 metus. Kiekvieną dieną eiti į darbą beveik 33 mėnesius ir visus pinigus atiduoti vien tam, kad atidirbtum šį praradimą, jeigu išsigasi ir
tą nuostolį realizuosi. Prieš renkantis fondą privalai sąžiningai savo atsakyti, kiek minuso gali pakelti, neparduodant turimų aktyvų. Būtent tas skausmas, matant mažėjantį portfelį, iššaukia patį destruktyviausią instinktą – norą kažką skubiai daryti ir bandyti pergudrauti sistemą. Matant minusą, labai knieti bandyti atspėti, kada rinka vėl kils arba kris. Anksčiau pati bandžiau nuspėti judėjimus, bet spekuliavimas ilguoju periodu priveda prie minuso, nors iš pradžių ir gali pasisekti. Bandymai pergudrauti rinką beveik visada baigėsi blogai. Visual Capitalist tyrimas patvirtina, kad praleidus vos kelias geriausias dienas rinkoje, tavo ilgalaikė grąža ženkliai krenta, o net 95% bandančių aktyviai prekiauti tiesiog praranda pinigus. Griežta disciplina ir išankstinis planas, kai tiesiog reguliariai pervedi pinigus į brokerio sąskaitą ir perki numatytą aktyvą nespėliodamas, ar dabar gera kaina, yra tiesiausias kelias į stabilius rezultatus be nereikalingų emocijų. Bet net ir žinant, kad rinkos judesių spėlioti neverta, išlaikyti ramybę darosi beprotiškai sunku, kai aplink nuolat skamba gąsdinančios antraštės ir norisi tiesiog viską išparduoti. Užuot laikėsi šios ramios ir nuobodžios rutinos, dauguma pasiduoda naujienoms ir impulsyviai perka bei parduoda. Labai gerai žinau, kaip sunku atsispirti gąsdinančiai informacijai, bet pažiūrėkime į faktus. Beveik 79% aktyviai valdomų JAV fondų per 1 metus nesugeba aplenkti S&P 500 indekso. Po 15 metų indeksui pralaimi jau beveik 90% aktyvių valdytojų. Ir čia žmonės, kurie turi milžiniškus finansinius išteklius bei žinias. Vienas tyrimas netgi parodė, kad geriausiai auga tie portfeliai, kurių savininkai pamiršę slaptažodžius arba išvis mirė, kad ir kaip makabriškai tai skambėtų. Geriausias investuotojas yra tas, kuris mažiausiai liečia savo portfelį. Po visų šių išmoktų pamokų, po visų nagrinėtų baimių ir klaidų, mes prieiname prie pačios didžiausios kliūties ir tai yra paralyžius, atsirandantis iš noro viską daryti tobulai. Kad ir kiek žinotum teorijos, pats didžiausias stabdis yra baimė žengti pirmą žingsnį. Iki šiol atsimenu tą momentą prieš nuperkant pirmą fondą savarankiškai. Buvo be proto sunku perlipti per save, nes rinka buvo savo aukštumose. Šią psichologinę klaidą patvirtina tyrimai atskleidžiantis, jog atidėliojimas ir laukimas tobulos progos istoriškai visada atneša mažesnę grąžą nei paprastas nuobodus pinigų įdarbinimas iškart. Visos šios 10 pamokų mane išmokė vieno esminio dalyko. Investavime tobulų sprendimų nebūna, o klaidos yra tiesiog proceso dalis. Bet yra viena klaida, kuri kainuoja daugiausiai. Tai iliuzija, kad pažiūrėjus dar vieną vaizdo įrašą ar perskaičius dar vieną knygą, tavo finansinė situacija pasikeis savaime. Žinoti teoriją ir ją pritaikyti yra 2 skirtingi pasauliai. Būtent todėl, kai sužinojau apie savarankišką investavimą, užuot laukusi idealios progos, aš iškart susikūriau paskyrą Freedom24. Ji veikia taip pat paprastai kaip tavo banko programėlė. Jei nori pagaliau nugalėti pradinę baimę, primenu, kad registracijos nuoroda palikta aprašyme. Pradžioje pakanka tik prisijungti ir susipažinti su aplinka. Tau tikrai nereikia iškart ten pervesti pinigų ar įsigyti aktyvų, bet žengti šį pirmą konkretų žingsnį tu privalai, jei nori realių finansinių pokyčių. Dabar tu jau žinai, kokių klaidų vengti perkant ir laikant ETF fondus. Bet anksčiau ir vėliau ateis diena, kai nuspręsi dalį savo investicijų parduoti. Jei neturėsi aiškaus plano, rizikuoji pasiduoti momentinėms emocijoms ir padaryti klaidų. Todėl ekrane dabar matai epizodą, kuriame rodau savo asmeninę išėjimo strategiją ir aiškias taisyklės, kada planuoju uždaryti savo pozicijas. Spausk ant jo ir pamatyk, kaip išėjimo iš rinkos procesas gali atrodyti. Susimatysime ten ir iki kito karto.